Žukauskas ištaiso savo. Ne, vis dėlto kamuolys lieka kauniečiams. Černiauskas. Kažkuris iš mažikiečių gynėjų. Tai buvo ne gynėjas, o saugas Raimondas Žutautas, FBK Kauno futbolininkas. Pavojingas smūgis. Labai prasta aikštės kokybė. Arūnas Šuika meta kamuolį iš užribio. Tomas Kančelskis. Vaineikis. Ir geltona kortelė, jei neklystų Dariui Gvildžiui, 6 numeriui. Bei mušusiam praėjusiame ture abu FBK Kauno įvarčius į Geležinio Vilko vartus. O šitokio Rolando Vaineikio fintai jau tapo, šitie solo reidai tapo jau tradicija beveik Lietuvos čempionate. Tiesiog užspausti savo baudos aikštelėje. Štai pasirodo, po autobusu buvo pakliuvęs kamuolys ir Darius Dilda pagaliau iš ten išžvėjojo ir parsineša į aikštę. Žaidimas tęsis. Ir matyt, šventė prasidėjus Mažeikiuose jau prieš rungtynes, kai į aikštę leidosi parašiutininkai ir skraidė lėktuvas. Šventiškai mieste matyt ir baigsis. Ramar turbūt pasieks. Pavojinga situacija ir Saulius Mikalajūnas iš labai dėkingos padėties. Labai gerai komandos draugai jam paliko kamuolį, faktiškai atrodė, kad kamuoliui nebėra kur dingti, iki vartų 7-8 metrai, vartininkas kitame kampe ir Darius Magdišauskas ir Nerijus Gudaitis. Saulius Mikalajūnas jūsų ekranuose, neišnaudojęs puikios progos ir jį keičia Vitalijus Danilčevas. 12 Mažeikių Romar komandos numeris. 23 metų futbolininkas. Mažeikių Romar futbolininkas, tai laisvas gynėjas. 1,92 cm ūgio žaidėjas Darius Magdišauskas, 2 numeris. Netikslus perdavimas vėl. Ir su kamuoliu jau Kauno komandos pusėje buvo Gintaras Grigonis. Taip, geltona kortelė už tai, kad Vydas Dončenka tyčia teisėjo nuomonės sužaidė ranka. Tačiau kamuolys Gintaro Grigonio taip mestelėtas pataikė tiesiai mažikiečių į veidą. Ir tada jis sugavo rankomis, be abejo, jis neturėjo teisės to daryti, tačiau teisėjo sprendimas parodyti geltoną kortelę galbūt. Čia epizodas vis dėlto buvo toks gana pasyvus. Saulius Vilčiauskas ruošiasi į aikštę. Mažeikių Romar saugas. Šiame sezone įmušęs 1 įvartį. O praėjusių metų Lietuvos čempionate keičia Raimondą Žutautą. Žais atraminio centrinio saugo poziciją, matyt. O Saulius Vilčiauskas praėjusių metų čempionate žaidė Klaipėdos Are ir buvo rezultatyviausias tos komandos žaidėjas. Tapo tokia lyg snaiperių tiekimo baze Mažeikių Romar komandai. Vainoras, Gvildys, šįsyk pabandė smūgiuoti iš karto, bet tarp kurių buvo 4 vienose rungtynėse į Geležinio Vilko vartus išvykoje. O po to antrame rate, atsiprašau, Vydas Dončenka labai pavojingai skersuoja ir šįsyk paslyd, ne, tai buvo Artūras Ramoška, kampinis. Vilčiauskas. Veržėsi vienas, paliko jam. Ir bauda. Vitalijus Danilčevas, taip, geltona kortelė Vilmantui Rukavičiui. Ir manyčiau, kad teisingai Anatolijus Rezepovas šįsyk
nubaudė futbolininką, nes labai pavojingai veržėsi Vitalijus Danilčevas ir labai gerai jam perdavė kamuolį Saulius Vilčiauskas. Rolandas Vaineikis prie kamulio, čia pat atėjo Egidijus nelieka dviese, Pocius ir Vaineikis. Vitalijus Danilčevas atsistoja į Gyvatvorę Bangos Kauno futbolininkų. Labai pavojingai smūgiavo Remigijus Pocius. Kartojamas jums Remigijaus Pociaus smūgis. Taip, Vitalijus Danilčevas atsistojo į Gyvatvorę tam, kad uždengtų vartininkui vaizdą ir būtent į jį buvo smūgiuota. Vitalijus Danilčevas pasilenkė ir kamuolys viskas, rungtynių pabaiga. Mažeikių Ramar rezultatu 3-0 savo aikštėje nugalėjo FBK Kauną, dar sutvirtino savo pirmaujančią padėtį. Komanda po 13 turų dabar turi 23 taškus, o Baltijos televizija savo reportažą baigė. Transliacijos režisierius Vytaras Radzevičius, rungtynes komentavo Nerijus Kesminas. Viso gero.